Tinklalaidės Mama Plius rėmėjas ir partneris Dovilas. Laimė gyventi laimingai. Pirmoji ekologiškų produktų linija šalyje ir magijos sūreliai, kurie po kiekvieno kąsnio suteikia stebuklingo skonio akimirką. Kiekvieną dieną, kiekviena iš mūsų turim šimtus užduočių. Ir dažniausiai, kai paprašo prisistatyti, mes prisistatysim advokatės, gydytojos, įvairios specialistės, verslininkės, projektų vadovės. Ir taip tarp kitko pabaigoje pridėsim. Plius esu mama. Aš esu Indrė Kavaliauskaitė, vedu renginius ir laidas ir plius esu mama. Taip ir gimė šios laidos tinklalaidės pavadinimas – Mama Plius. Čia tikiuosi kalbėtis įvairiomis temomis, kurios mums yra aktualios, atsakyti klausimus, kurie mums kyla ir kartu kažkaip draugiškai, šeiminiškai auginti vaikus, nes kai esi mama, visada esi plius. Pradėkim nuo dviejų labai aktualių temų kiekvienai mamai. Pirmoji susijusi su sveikata. Pienas vaikams, kiek, kada ir kodėl. Antroji – pramogos. Keliausim į kartingus, kiekviena mama nori žinoti, kaip linksmai leisti laisvalaikį arba kur švęsti gimtadienius. Tai čia vienu šūviu du zuikiai. Kiekvieną dieną, kiekviena mama sprendžia milijonus problemų ir klausimų. Bet pradėkim nuo pačių pirmųjų, pabudus ryte, sveiki pusryčiai. Mano vaikai mėgsta jogurtus, mėgsta sūrelius, žodžiu, nemenkai pieno produktų. Tai siūlau šiandien keliauti pas specialistę ir pasitart su dietologė. Pienas sveika ar nesveika, vaikams gerai ar negerai, kiek jo duoti ir kaip čia sveikai valgyti nuo pat ryto. Taip? Nes šita mama nėra iš tų, kur labai daug mėgsta gaminti ir labai ilgai stovėti prie puodų, bet tikrai labai myli savo vaikus ir nori, kad jiems būtų viskas, kas geriausia. Šiandien atvykau pas dietologę pasikalbėti apie pieno produktus ir jų naudą vaikams. Marija su Aleksandru labai mėgsta jogurtus, mėgsta sūrelius ir galvoju aptarkim, kaip teisingai rinktis produktus ir kiek jų vartoti. Viskas apie pieną, ką reikia žinoti tėvams. Su mumis klinikos Hormodernus gydytoja dietologė Rasa Žižė. Labą dieną. Sveiki. Tai eikim tiesiai prie reikalo. Ar reikia pieno vaikams? Matot, apie pieną dabar sklando visokiausių mitų, legendų, bet yra ir tiesos, ar ne? Tai reiktų pradėti nuo to, kad jeigu vaikas gimė ir nėra nustatyta, kad jis netoleruoja laktozės jau nuo pat pirmų žindymo dienų, ar ne? Tai vadinasi, kad pieno produktai jam nėra draudžiami. Ar sveika? Taip, jis yra ir naudingas dėl to, kad piene yra gausu kalcio, vitamino D. Taip pat tas kalcis ir vitaminas D yra labai svarbus tiek dantų formavimuisi. Baltymas kazeinas yra svarbus dantų sveikatai. Kitos medžiagos yra svarbios burnos visai ertmei, jos sveikatai, kad būtų sveikos dantenos. Ar būtų įmanoma įvardinti kažkokią normą, kurią reikėtų suvartoti vaikui pagal amžių? Mano vaikams 7 ir 9 metai ir jie abu aktyviai sportuoja. Šiaip aš ir dėl savęs norėčiau paklausti, nes kartais sako, kad suaugusiems nebereikia pieno, o aš mėgstu. Man kava turi būti su normaliu tikrų pienu. Va, tai dabar kalbant apie vaikus, 7-10 metų vaikai patenka į tą pačią grupę, taip sakykime, ar ne? Ir jiem yra rekomenduojama 3 porcijos pieno produktų per dieną. Tai jeigu mes skaičiuotumėm taip, kad viena porcija yra optimali stiklinė pieno arba stiklinė kefyro, tai yra apie 200 ml. 3 sakėt, ar ne? Taip. Tai čia pienas, ar ne? O gal galėtume tada ir pažiūrėti iki 7 metų, nuo 7? Automatiškai tada skaičiuojama vaikam ne tik pagal amžių, bet ir pagal svorį, ar ne? Tai jau turėtų būti mažiau tada šiek tiek ir automatiškai vyresniems žmonėms, ką ir pradėjau kalbėdama apie vaikus, tai gali būti taip, kad su metais mažėja mūsų fermento laktazės, kas skaido pieno cukrų laktozę. Todėl atsiranda tas pieno netoleravimas arba kitaip laktozės netoleravimas. Bet jeigu jūs, Indrė, esate ta laimingoji, kuri dar vis turi gausiai fermento laktazės ir gerdama pieną jį jaučiasi gerai, tai čia yra puiku, bet jūs esate daugiau išimtis iš taisyklės.
ar ne? O dabar jeigu dar baigiant apie pieno produktus, tai galima vartoti tiek pieną, galima vartoti kefyrą, bet galima vartoti ir jogurtą, jo tada reikėtų mažiau, apie 150 ml vieną porciją, ar ne? Galima pakeisti ir į sūrį, tai sūrio viena porcija 30 gramų. Tai va taip optimaliai galima paskaičiuoti, kad tos 3 porcijos per dieną vaikam yra visiška norma. Mitas ar teisybė, kad pienas gali padėti atsistatyti vaikams po sunkios treniruotės, po fizinio krūvio? Bendrai maistinių medžiagų sportuojantiem vaikam reikėtų šiek tiek daugiau, ar ne? Bet pienas būtų naudingas sportuojančiam organizmui, nes tai yra vienas iš skysčių gavimo šaltinių, ar ne? Po 2 valandų treniruotės pakankamai intensyvios, tai yra realu, kad vaikas yra daugiau užprakaitavęs, daugiau netekęs kalio, daugiau netekęs natrio, tai pienas tikrai galėtų tai atstatyti. Plus pienas yra puikus baltymų šaltinis, o baltymus valgo raumenynas. Tai jeigu mes norim, kad tvirtėtų raumenis, nes vienas iš pagrindinių raumenų juk yra širdis, ar ne, tai pienas būtų puikia alternatyva. Prieš treniruotę vaikai labai mėgsta, ir aš kažkaip nevengiu varškės tos glaistytus sūrelius, nes, nežinau, aš duodu, bet turiu draugių, kurios kelia antakius ir žiūri, kad ką tu čia darai, tarsi maitinčiau vaikus guminukais. Tai kaip jūs manot, jūsų asmeninė nuomonė, ar galima vaikams ir kiek galima vartoti tokių produktų kaip glaistyti varškės sūreliai? Jei tas sūrelis yra valgomas, kaip ir jūs minėjot, jūsų vaikų prieš treniruotę, tai tikėtina, kad tiek tie riebalai, tiek cukrus, kas yra greitoji energija, bus išeikvota treniruotės metu. Gerai, pieno produktai ir paros laikas. Ar yra tinkamas laikas, kada jūs rekomenduotumėt vartoti pieno produktus? Rytas, pietus, vakaras. Prieš sportą, po sporto. Pieno produktai yra priskiriami prie baltymų šaltinio. Kaip ir minėjau, baltymus valgo mūsų raumenynas. Tai juos galima valgyti tiek ryte, tiek per pietus, tiek vakarienė, tiek užkandžiai. Tik reiktų žinoti, jeigu mes kalbam apie vaikus, kad paskutinis valgis turėtų būti likus 1 arba 2 valandom iki miego ir tas valandžiukė arba 2 turėtų būti susilaikoma ir nuo užkandžių visų, ir tame tarp ir nuo pieno produktų. Pieno produktai ir vakaras yra sena liaudės išmintis, kad vaikai geriau miega, kai išgeria stiklinę šilto pieno. Jūs už ar prieš? Čia, žinokit, ir išmintis, ir tiesa šiek tiek. Tai psichologiniu aspektu tas ritualas, kaip pasakos skaitimas, kaip šilto pieno stiklinė, tai formuoja psichologinį saugumą, ryšį, tradiciją su mama, su šeima ir tą pasiruošimą miegoti. Psichologiniu aspektu labai gerai turėjo tokius ritualus. Jeigu žiūrėtumėm iš medicininės pusės, šiltas pienas turi triptofano, tokios medžiagos. Triptofanas yra mūsų laimės hormono serotonino prekursorius. Ir tas serotoninas vėliau virsta į melatoniną, o melatoninas yra miego hormonas. Tai ne tik psichologinė nauda, bet ir yra medicininės naudos, kas gerina miego kokybę, bet vėl tas šiltas pienas galėtų būti išgeriamas valandą prieš miegą, tada einama jau valyti dantukų, pavyzdžiui, ar ne, nes vis tiek piene yra gausu cukraus, laktozės. Ir dar tas pienas būna skirtingas. Prieinam prie lentynos ir nežinom, yra labai liesas, yra pilno riebumo. Kokia jūsų nuomonė, kaip reikėtų rinktis pieną? Liesą ar pilno riebumo sportuojančiam vaikui? Ir pagal ką čia jį išsirinkti iš tikrųjų? Taip. Tai jeigu kalbėtumėm labai mažiukam vaikam, ar ne, tai yra darželinio amžiaus, tai mes dažniausiai to riebumo neribojam ir viskas gali būti ir pusriebis, ir riebesnis pienas, ir liesas pienas, viskas yra gerai. Ką labiausiai reikėtų nuo pat mažo amžiaus iki jau pat suaugusių žmonių žiūrėti, tai visada pastebėti etiketį, būna dažniausiai tokia lentelė, ir to lentelės surašyta 100 gramų viskas, ko yra. Tai mums reikia stebėti, kiek yra cukraus. Ir ta taisyklė mano minėta, mažiau negu 5 gramai 100 ml, ar ne? Tai jau būtų naudingas produktas. Kaip kartais yra, kad riebesnis pieno produktas, jo nereikia pramoniai nuriebalinti, ar ne, tai nereikia daugiau pridėti ir pridėtinio cukraus. O kai mes renkamės liesą produktų, dažniausiai, kai jie pramoniniu būdu patampa liesesniu, jis įgauna vos kartų skonį. Ir kad jis būtų žmogui patrauklesnis, prideda daugiau pridėtinio cukraus. Tai reiktų žiūrėti, kad nebūtų to pridėtinio cukraus ir kad nebūtų pernelyg riebus. Bet jei mes kalbėtumėm apie karvės pieno produktus, tai čia yra viena kategorija, ar ne? O dar yra dabar pasirinkimai ir augalinio pieno produktų, ar ne? Ir žmonės nežino, ar jie yra
sveikiau, ar karvės pienas sveikiau. Tai taip pat reikėtų stebėti, kad augalinis pienas nebūtinai yra geresnis, nes kartais jis yra natūraliai saldesnis. Tai patikrinam cukrų visų pirma. Kitas variantas - sojos pienas yra labai panašus į karvės pieną savo baltymų kiekiu, bet jame nėra natūraliai esančio kalcio, vitamino D. Tai būna, matom, kad sojos pienas ir parašyta praturtintas vitaminu D ar kalcio ir vitaminu B12, ko mums reikia, nes vaikam yra tai pagrindinis kalcio ir vitamino D šaltinis pieno produktai. Ir dar su sojos pieno produktai siūlyčiau labai atsargiai nedievinti jų, ypatingai... Aš tai tikrai nedievinti. Aš šiaip niekam nealergiška, viską valgau, viską mėgstu. Jeigu pieną, noriu kavą gert skanę su tikru pienu, taip. Puiku. Bet apie pieno, dar sojos pieno produktus, tai soja yra pakankamai dažnas alergenas, tai va jums sekasi, kad jūs neturit šitą, ar ne? O antras tai dalykas, kad sojoje yra fitoestrogeno. Tai yra toks hormonas, kuris panašiai veikia kaip estrogenas ir gali mums vaikam jau ir kad ypatingai berniukam pradėti kurti hormonų disbalansą. Tai atsargiai su pieno sojos vartojimu. O va, taip kaip sakėt, kad aš esu labiau išimtis iš taisyklės, o kokia būtų taisyklė vaikam, kad jeigu taip labiau su procentaliai išvesti bendrą taisyklę, kurią jūs patartumėt, kad tėvam, kad jūsų vaikui labiau reikia pieno ar mažiau, kad jo būtų? Vienareikšmiškai reikia. Taip, mes baltymų šaltinius turim 5. Tai yra mėsa, žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės ir pieno produktai. Dažniausiai vaikam jau žinom, kad ten mėsa ir žuvis nėra labai didelis draugas, ar ypatingai ankštinės daržovės. Tai baltymų šaltinis, kalcio šaltinis, vitamino D šaltinis lieka pieno produktai. Tai tikrai juos vartoti, jeigu vaikas jaučiasi gerai ir nėra nustatyta jokio netoleravimo laktozės. Ir iki kelių metų mes vaiką laikom vaiku. Iki 18. Ir nuo 18 jau pradėti žiūrėti, ar jūs taisyklė ar ne, ir kiek jūs jo galite. Kaip jaučiate, žinot, kartais būna, kad dar studijų metais, ten 1-2 puikiai jaučiasi valgydamas ar jogurtą, ar gerdamas kavą su pienu, paskui ilgainiui kažkas pradeda nebe taip darytis, lyg pilvo pūtimas, lyg nevirškinimo jausmas, ar ne, tai tada automatiškai... Jokia čia ne liga, ar ne, ir joks nestebuklas, tik tai žmonės labai išsigąsta šito, atranda pokyčius savo gyvenime ir tada jau lankosi pas specialistus. Tai reikia žinot, kad čia yra tiesiog natūralus procesas. Galbūt apskritai sportuojantis vaikas turėtų rinktis baltyminius pieno kokteilius, o ne vien gerti pieną ir valgyti pieno produktus. Tai reiktų žinoti, kad baltyminis kokteilis arba visi baltymų papildai yra tik tuomet, jeigu mes nesuvartojam pakankamo kiekio baltymų per dieną, bet jeigu yra suvartojama pieno produktų, yra pakankamai valgoma mėsos, žuvies, ankštinių daržovių, tai jokio papildomo kokteilio arba papildomų visų miltelių į maistą kaip priedo tikrai nereikia. Ar pusryčiai su pieno produktais jūsų akimis yra sveiki pusryčiai? Mano vaikai labai mėgsta jogurtus su uogomis, aš dar kartais įkalbu granolos įsidėti. Jogurtą su tom pačiom uogom, tik tai nedžiovintom, ar ne, ir ne uogienė, bet natūraliai šilauogėm, avietėm, gervogiam, kas tik patinka, būtų puikia alternatyva. Ir varškė, ir visi net kokteiliai, jeigu yra vasaros metu, norisi plakti pieno kokteilį, tai svarbu tik tai įdėti pieno, uogų, vaisių, ar ne? Ir dar šiek tiek, pavyzdžiui, kokį riešutuką vieną kitą sutrinti, arba vos avokado, kuris nekeičia skonio, bet turi gerųjų riebalų. O šiaip pas jūs daug ateina tėvų su klausimais ir su vaikų mitybos klausimais? Taip. Ateina tikrai nemaža dalis. Sakyčiau, mažiausias procentas tai yra tų, kurie ruošiasi, pavyzdžiui, tik tai turėti vaikų, ar ne, arba mažam amžiui ir nori skiepyti geras valgymo, sveikos mitybos, tas visas taisyklės nuo pat mažų dienų, ar ne, ir kaip tėvam tą padėti suformuoti. Tai čia yra mažiausias procentas. Daugiausiai kreipiasi, kai jau yra problema, arba yra valgymo sutrikimai kažkokie, ar ne, arba jau yra vaikų nutukimas, kas irgi dabar yra tikrai neretas dalykas. Ačiū Jums už pokalbį. Svarbiausias taisyklės išmokau 2 valandas valanda iki miego ir mano vaikams 3 porcijos pieno produktų. Tikrai taip. Ačiū Jums.
tinklalaidės Mama Plus rėmėjas ir partneris Dovilas ir magijos sūreliai. Aš su vaikais mėgstu linksmai leisti laiką ir dažniausiai dalykai, kuriuos googlinu, tai yra ką veikti ir ypač kokią lietingą dieną, kur norisi veikti ką nors pastogų, arba kur švęsim kitų metų gimtadienį. Ir vaikai tos gimtadienius dažniausiai švenčia gan įspūdingai. Šiandien esam su Marija drift kartinguose. Jie yra Kaune, po stogu. Kuo tie drift kartingai skiriasi nuo kitų kartingų, mes tuoj parodysim, kaip čia su jais važiuoti, bet tai yra visai linksma pramoga, kur nebūtinai gimtadienis, kur tikrai galima ir šiaip su kompanija ateiti. Spaudžiam gazas dugnas, padriftinam. Tai ką siūlo drift kartingai? Čia turim tokią gražią erdvę, iškart papuoštą, kaip galėtų atrodyti jūsų gimtadienis. Galit pasikviesti iki 20 svečių. Važiuosite, turėsite mini pamoką, nes jie važiuoja šiek tiek kitaip. Nežinau, ar matėt, kaip mes važiavom, ten keli rankinį, jis pradeda suktis. Žodžiu, turite pamoką, išmokstat visi važiuoti, organizuojat lengvas varžybas, jų metu mėtėt į taikinį. Tada mušiam pinjatą. Ir galų gale galit turėti ir draugiškus gražius apdovanojimus. Laimi draugystę, arba tas, kas buvo greičiausias. Pas mus laimėjo draugystę. Nežinau, neblogai mes čia visai važiavom. Visai smagu, ne? Turim 300 metrų trasos, kuri nepabosta, nes su tais kartingais su kiekvienu ratu labiau įgauni patirties ir supranti, kad tai nėra paprasta mašinytė, kur spaudi gazą ir važiuoji. Ne, jis sukasi ir Marija, tu kitą kartą truputį drąsiau turėsi kažkaip traukti rankinį. Kaip jūs taip greit važiuoja? Visi telpa, visiems smagu ir svarbiausia, kad pasibaigia tai tam tikru šou, jeigu čia švenčiat gimtadienį. Šiaip ir šiaip su draugais galite ateiti, bet jeigu švenčiat gimtadienį, pabaiga bus, aš tai jau matau, su mini šou. Nes tortas čia, ne šiaip tortas, jis įvažiuoja, įdriftina. Marijai įteikiamas diplomas, pirma vieta, aplenkė mamą ir medalis. Žinau, kad visi tikrai ieško tam tikrų vietų ir dar ypač nori juose būti pirmieji. Tai ši vieta ką tik atsidarė. Aš video aprašyme įdėsiu nuorodą, kur rasti drift kartingus, o mes, kol dar turim progą, einam truputį prieš išeidami padriftinti gerai, o visiems sakom iki. Vaikai, ateikit pas mane. Turiu surprizą. Labai džiaugiuosi, ateikit. Labai džiaugiuosi, kad tokios vietos kaip Žaislų planeta džiaugiasi, kad yra tokios laidos, kurios ieško atsakymų į įvairius klausimus mamoms ir tėčiams. Ir už tai, kad ir jūs tą darot kartu, atsiuntė jums dovanų. Wow, čia beveik kaip kalėdose. Taip. Žaislų planeta visada žino, kas šiuo metu trendina vaikams, ką jie nori labiausiai gauti dovanų. Čia pataikiau, Marija? Šiaip Žaislų planeta pataikė, ne aš. O tau, Aleksandrai, ar pataikė? Jo, nežinau, bet man kažkas čia šustrai atrodo. Koks apikas šautuvas ir čia skiriasi. Vaiduokliukas Džonis turi problemą, jis mato vaiduoklius visur, kur tik pasisuka. Čia padėk jam juos pašalinti, šaudysim, čia būsi Ghostbuster. Geras. Kad matysi, pasisuk gal, tai ten turėsi šaudyti. Taip, čia šviesiai kažkur, suprantu, ir tas išgirs vaiduoklius skleidžiamus baisius garsus, pataikyk į vaiduoklius. Geras. Tik suaktyvink ir sinchronizuok Džonį su vaiduoklių šaudyklę. Eik tu savo, šitą ir aš noriu. Šiandien kalbant su gydytoja išsiaiškinom, kad tokio amžiaus vaikams reikalingos 3 porcijos pieno produktų per dieną. Tai mes labai smagiai ištestuosim
Ką valgysim vaikai? Labai mėgsta magiją. Sveika, gali būti ir skanu. Turim dovanų. Dobilo ir magijos. Ką tu, Aleksandrai, tau? Dobilo įpilt? Peach. Okay. Gerai. Geriamas jogurtas. Su persikais. Marija, o tu valgys magijos surelį? Jūs sportuojantys, jums galima prieš treniruotę, sakė, puikus sprendimas ir labai gerai darom. Ačiū Dobilui ir magijai, linksmų ir sveikų dienų ir mes sakom iki kito karto. Ate. Tinklalaidės Mama Plius rėmėjas ir partneris Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Pirmoji ekologiškų produktų linija šalyje ir magijos sureliai, kurie po kiekvieno kąsnio suteikia stebuklingo skonio akimirką.